Visi gerai žino Evangeliją, tačiau klausimas kyla, koks raktinis žodis, terminas yra rašytas Evangelijoje. Jei atidžiai perskaitysite Evangeliją, paaiškės, kad pagrindinis žodis joje yra Dievo karalystė, dangaus karalystė. Jėzus Kristus, naudodamasis įvairių alegorijų pavyzdžius, vėl ir vėl ragina atsisakyti visko, kad įgytum Dievo karalystę, aiškindamas, kad jei kažkam pavyks įgyti Dievo karalystę, tai prie jo bus pridėta ir visa kita. Taigi, Dievo karalystė visų pirma yra išvystyta aukštesnė žmogaus sąmonės būsena ir ji kyla vis aukščiau ir aukščiau sąmonės būsenos. Tai iš esmės ir yra kelias į Dievą. O frazė Dievo karalystė yra mumyse tampa aiški, kad Dievo karalystė tai yra išvystyta aukštesnės žmogaus sąmonės būsena, kuri vadinama Dievo karalystė mumyse. Tekstas paimtas iš knygos «Воскрешение людей и вечная жизнь. Отныне наша реальность». Autorius Grigorij Grabovoi, 2001 metai. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.